Sveiki visi. Mes šiuo metu esame mokyklos bibliotekoje ir imsime interviu iš mūsų mielosios mokyklos bibliotekininkės. Sveiki, ar galime tai jūs paklausyti? Prašau. Prašom prisėsti. Norėčiau paklausti, ar rūšiuojate šiukšles? Taip, šiukšles rūšiuoju. Kokia jūsų nuomonė, dėl ko reikia rūšiuoti? Aš manau, kad rūšiuoti reikia todėl, kad iš tų mūsų išmestų šiukšlių kažkas perdirba ir padaro kažkokius naudingus darbus. Tarkim, popierių, jeigu surūšiuojam, tai makulatūrą atiduoda. Jeigu plastiką, tai kažkokius padaro kitus plastikinius indus ar dar kažką. Aš taip manau. Puiku. Kaip jūs manot, ar mūsų mokiniai dalyvauja visokiose įvairiose akcijose? Aš manau, kad mokinių dalyvavimas akcijose priklauso nuo šeimos. Jeigu šeimoje yra mokinami vaikai rūšiuoti šiukšles, tai manau, kad jie nori dalyvauti ir akcijose. O aš nebejoju, kad mūsų vaikai yra šaunus jų tėveliai, mokina šiukšles rūšiuoti ir jie akcijose dalyvauja sėkmingai. O kaip manot, kaip galima skatinti žmonės, kad jie visi imtų rūšiuoti? Žmonėms reikia augti, skatinti turbūt čia ne tik tas žodis, nes mes kiekvienas esame Lietuvos pilietis, mes turime saugoti kiekvienas gamtą, kad galėtume ją džiaugtis pavasarį, kai saulė šviečia, ir manau, kad turime ją visi saugoti, ir vaikai, ir suaugę, ir čia tiesiog pilietiškumo reikalas, kaip tvarkyti savo kiemą. Na, labai jums ačiū ir atsiprašau, kad užtrukėm. Ačiū, kad atėjote.